kažką. Atsibodo plotą, gal? Tiesiog viskas, tiek būtų. Nu ką, 1, 2, 3. Labą dieną, mes ir vėl čia ir šiandien turim antrą temą, kuri... Žinau, ką, jau nusimavo megztinį. Video bus su to pačiu megztiniu. Aš iš naujo atvažiavau. Iš naujo atvažiavai, ačiū tau. Tai filmuojam vėl Inkiūn tatuiruočių studijai ir mūsų svečiuose Martynas Šnioka, geras meistras, gerai žinomas, tai va, labą dieną. Šiandienos tema, kurią mes norim panagrinėti ir kuri yra nebeskaudi mums, bet tai yra naudinga jums. Tai būtent kaip pasirinkti tatuiruočių meistrą. Ja, tai kokie pagrindiniai kriterijai? Kaip vaikinai jūs galvojat, kaip tai yra ir kaip apskritai turėtų žmonės tai daryti? Galiu pasakyti, kaip aš darau, kaip aš pasirinkau tatuiruočių meistrą. Nu, pasakau, taip. Tai man renkuos meistrą, kurio darbai man patinka. Tiek paprastai, tiesiog. Jeigu aš stebiu meistrą, man kas antras darbas jo patinka, arba gal net ir 9% jo darbų patinka, tai jaučiu bet ką jisai nupieštų, net nesvarbu, ką jam pasakysi, tau patiks. Čia yra tiesos. Ja, aš gal sakyčiau iš kitos dar prizmės, kad pasižiūrėti ne vien ar patinka darbai, bet pasižiūrėti, kur jisai irgi dirba, tarkim. Nu, galima tenais ir ten pas jį namuose, žinai, pasidaryti viskas ir irgi tvarkoja, bet reikia turėti omeny, kad ne vien darbai atspindi tai, kas iš tikrųjų yra padaroma, nes yra daug ir Photoshopo ir visokių ten kitokių triukų, kur galima padaryti. Tai gal dar tas dar toksai aspektas. Bet aš gal turėjau šitą visą pasakymą, omeny labiau tą patį identitetą įsirinkti kaip meistro, kur tau patiktų darbai, bet šitoje vietoje čia jau antras yra, bet čia jau backgroundą čekinį, kur tėvai, žinai, kur kokiam rajone augęs meistras, taigi pasičekinį. Marozas, ne marozas. Nu, čia irgi svarbu, nes iš tikrųjų svarbu, ar suvaibini su meistru. Tai jeigu turi galimybę susipažinti su jo gyvai, tai iš vis amazing, pavyzdžiui, konvencijų kokioje, tai čia labai fainai. Bet tarkim yra toks dalykas kaip konsultacijos. Tu pats kaip meistras ar turi šitos dalykus, ar konsultuoji tiesiog ateinančių žmonės, nu, kad pabandyti susipažinti. Ar tu darai? Aš tai minimaliai to darau. Kodėl? Tikriausiai gaunasi iš to, kad tai čia būtent, jeigu konsultacija ant to susipažinimo, tai visą laiką sakau welcome žmonėms ateiti. Bet dėl pačios tatuiruotės apšnekėjimo, aš jaučiu, kad man nereikia pasišnekėti prieš tai, kad aš reičiau padaryti tatuiruotę, kur žmogus nori, nes galiu paklausti essential klausimų, kurie man padės sukurti gerą piešinį tam žmogui. Bet aš visiškai tą palaikau atėjimą susipažinimo su meistru. Nes, nu, tu sakai, kad tau turi atitikti vaibas, tai o kaip tu per telepatiškai, nu, ta prasme, man turi patikti darbai. Aš esu važiavęs pas meistrus į kitas šalis, kur nesu jo matęs ir susipažinęs, bet žinau, kad jo darbai, bet irgi nebūnu pasitikrinęs, kokioje studijoje jisai dirba, ar su higiena viskas tvarkoja, bet aš žinau, kad jeigu geras meistras, nu, tikrai, galbūt žinomas meistras, tai jis nedirbs kažkokiam antihigienos sąlygom, galimai tai gali atsitikti. Tokiu atveju jau tada gyvai matysiu, kad... Nu, bet čia meistro savigarba, čia kita tema. Bet tarkim, mano draugelis pasakė, kad šitas meistras yra žiauriai geras. Tai tu irgi eitum pas jį? Čia aš jau ten meistrą iš karto pačekinčiau. Jo, jeigu man parekomendavo ir mums naktį, mano draugelis man rekomenduos gerą meistrą. Bet kokiu atveju dažnai su man ateina žmonių, kuriems meistrą rekomendavo draugai. Jų ir ta prasme, bet tai sakau, tai darbus yra žiūrė ir žmonės, kurie net nežiūri darbų, bet eina pasitikėjimą. Tai tas pasitikėjimas iš dalies yra labai geras iš tos pusės, nes tu sukėlė žmogų tokį įspūdį, kad jis nori tave rekomenduoti ir tave rekomenduoja. Tai čia svarbu, ar pasitikit po draugų, kuris rekomenduoja. Čia gal žinai, tas buvo, ką gal Loreta norėjo paminėti, tą dalyką, kur žmonės pasidaro tatuškę aklai. Tiesiog, man draugelis gerai, žiūrėk, čia žiūri gerai padarė, tipo, nu gerai, nueisi pasidarys, žinai. Ir tada
pasidaro, tikrai huinė tipo ir daug tokių variantų buvo, kur ateina, žinai, tvarkytis tipo. Ir tas biškė liūdna, žinai, kur žmogus moko ten 2-3 kartus, kad tiesiog... Bet kas čia dabar yra kaltas? Ar tas, kuris rekomendavo nesąmonę, ar tas, kuris nepasidarė, bet begravo čia? Čia taip, tas antras variantas iš esmės. Ja, tai mes apie ką kalbam, žinai, kaip ir pasirinkta, žinai, meistrą, nes čia galbūt pagrindinė ta kaltė, gal, žinai, kad meistras šūdarankis yra čia, Čia kitas dalykas. Tai tu pats išsirinkai, kiekvienas meistras turi savo klientus, tai čia nėra šūdarankių, yra tik, kuriem tinka arba netinka. Ar tu irgi nori pasakyti, kad reikėtų eiti tada į didelės, gerai žinomas studijas, iš karto faktas, kad tu ateisi, tu, gausi kokybę, nes didelės studijai, normalioji, žinomoji, geroji studijai bus kokybiška, turėsi higienos pasus, nes negali kitaip dirbti ir bus viskas palei higieną. Čia nėra gal 100%, kad tu gausi gerą darbą ir kokybę ir panašiai, bet... Nes tikrai yra variantų, kur yra studijos, turi ir higienas ir viską, bet tiesiog neturi meistrų, kurie išlaikytų tą kokybę, tai čia yra kitas dalykas. Ir vat, čia jau kyla biški problema, žinai, kaip būtent atrasti tą studiją, ne tik iš vizualo, žinai, o vat, kaip ateiti ir pabūti. Tai aš, pavyzdžiui, labai dažnai sakau, kadangi, dažnai parašo, tipo, rekomenduok. Tai visų pirma, tai reiktų, aš manau, pačiam klientui, tam žmogui, kuris ieško meistro, suprasti, ko jis nori. Nes dažniausiai ateina, aš noriu tatuškės, paklausi, ko nori, jis sako, nežinau, gal šito, ir nėra nieko konkretaus. Tai reiškia, tu net nenori, nes kai tu nori, tugi žinai, kad nori šitą, ne? Gal toks negražinas skambės, gal, bet ko mes patys kaip meistrai norėtumėm iš klientų ir iš žmonių, šiek tiek namų darbų, tipo. Nes tas dalykas, žinai, kur žmogus net nesugeba, pavyzdžiui, parašyti, ko jis nori, tiesiog parašo, kiek kainuotų rankovė. Žinai, esi tikrai nekartą gavęs šitų. Kiek tatų. Tai jeigu tu net nesugebi paklausti arba susiras kažkokį pavyzdį ir atsiūžinai, kiek gal kainuotų panašiai tatuiruoti ar dar kažką, žinai, tai pasirinkit bent jau tas basic namų darbas, susiraskit meistrą, kur pažiūrėjo jų darbas, kur, man patinka, tipo, norėčiau kažką, ką tu darai, pavyzdžiui, arba tiesiog bent jau konkrečiau savo nuomonę susidėliokit, ką jūs norėtumėte, žinai. Ir tada pagal tai jau meistram rašai, tada žiūri, ar tinka ar netinka vaibelį, žinai. Aš manau, taip sakyčiau. Visiškai taip. Taip. Mes šiaip paminėjom tą faktą higienos reikalavimai. Tai kas yra tie higienos reikalavimai? Nes čia skamba toks labai, apie nieką tą savoką, ne? Higienos reikalavimai. Tai kas, dezinfekcinių mokėt nupurkšti? Tai kiekvienas durnius moka, ne? Taip, bet kas yra būtent tie higienos reikalavimai ir kas yra higieniška aplinka ir medžiagos ir darbas? Šiaip tai manau, kad irgi yra gera praktika, aš pats praktikuoju. Tai dauguma klientų tai net nesvarbu yra, bet aš dažnai būnu klientą atsivedęs į darbo vietas, jau sėdė su kalkė užklijuota ir jis mato, kaip aš ruošiuosi mašinėlės. Kiekvieną adatą išpakuoju, kiekvieną įrankį ir panašiai. Ir tai yra nesąmoningai, kad aš jam parodyčiau, bet jis vis laik gali paklausti tada, žinai, turi progą ir terpę, nes aš ruošiuosi, tai yra laiko paklausti apie tos higienos dalykus, kaip labai svarbu klientui, kad jis nebijotų klausti. Gal reiktų pabrėžti, kad klientai gali klausti, nes mes privalom jiems suteikti informaciją, nes ne veltui mes knisamės dėl to, kad gautų tos higienos leidimus ir higienos pasus, žinai, kurie kainuoja ir laiko, ir pinigų. Čia, bet pasakėte, higienos pasai, higienos leidimai, tai galimai daug kas nesupranta, kas čia yra. Tai kiekvienas profesionalus meistras ir studija, kuri dirba oficialiai ir legaliai, jie privalo turėti Nacionalinio sveikatos visuomenės centro išduotą higienos leidimą, kad patalpos yra atitinkamos pagal tam tikrus higienos standartus. Tai šitas yra labai svarbu suprasti kiekvienam, kad gal net ne visos studijos atitinka šitos dalykus ir ne visos studijos turi šitos dalykus ir kad klientas privalo ir turi tą teisę, gal jis nenori, jam dzin yra, bet jis turi tą teisę pasitikrinti, jeigu jam tai yra svarbu, būtent tam puslapį įvedęs meistrą. Plus yra ne tik studija higienos reikalavimus atitinkanti, bet ir meistras. Tai reiškia, kad meistras žino, moka ir naudoja tos higienos reikalavimus būtent kliento aptarnavimo ir darbo su klientu srityje.
Kur galim pasitikrinti, kokiam puslapį paminėtas? Nacionalinio visuomenės ir sveikatos centre. Galėsim linką numesti, Jo, mes įdėsim linką ir ten tiesiog įrašius vardą, pavardę meistro, išmeta visus jo esamus ir buvusius higienos būtent sertifikatus. Aš nežinau, kas sėdi, pliamo. Neturiu. Ne, bet tai buvo šiaip ir skandalas, aš nežinau. Aš ką reikia paminėti šitą dalyką, kad buvo Vilniuje skandalas, nes kaip organizavo Vygau tą renginuką, kad atravo visą Vilnių, visos studijos ir dalis studijų tiesiog pasirodo neturėjo pasų ir meistrų, šiandien visi neturėjo. Kaip Jūs manote, tai yra problema, kad studijos neturi higienos pasų, ar tai yra tipo normalu, nes koks skirtumas? Čia yra dviprasmiškas klausimas, nes šiaip faktiškai tai taip atrodo, kad kiekvieną turi studiją turėti, bet kai pasigilinti, kokie tai reikalavimai, jie nėra labai įspūdingi iš tikrųjų. Reikia kriauklės patalpoj, reikia atskiros patalpos įėjimui, išėjimui negu darbo vieta. Ir nėra ten tragiškai kažkokie įspūdingi reikalavimai, kad čia, bet visgi jie ne iš piršto laužti ir bent jau tokie, kad jie būtų. Atrodo, kad tai nėra įspūdingi reikalavimai, bet, pavyzdžiui, įsirenginėjant patalpas, kai tu nori įsirengti patalpas, gavus sąrašiuką, ko reikalauja, tai ten yra punktų. Ten yra ir tokių ne visai logiškų punktų, kur tau negali būti viena ir ta pati šluota ten, šluoti receptioną ir šluoti darbinę patalpą. Turi būti tam tikri dezinfekciniai ten dalykai ir visos medžiagos ir mašinėlės, tarp kitko, su kuriuom dirbam, kodėl negali būti kinietiškų, nes jos privalo būti sertifikuotos. Tai ir visos medžiagos nuo muiliuko iki skutuko. Aš gal pritemčiau šitą higienos visą dalyką kaip mašiną į technikinę tipą. Tu teoriškai gali ir su Huajao mašina, kuri nepraeina technikinės, gali su ją važiuoti. Bet nebūsi saugus kelyje, tarkim, žinai, ten neveikia ten lempas, dar kažką, tipo, mašina gali važiuoti, bet tu gali priveikti problemą, žinai, po to. Tai sakyčiau, gal toksai, kaip, kad nėra higienos, nėra čia pasaulio pabaiga, tikrai, bet, reikėtų visiems, kurie dirba oficialiai, profesionaliai, tipo, toks bent jau minimalus reikalavimas, žinai. Ir čia būtų geras atpažinimas tam klientui, ar čia normalus meistras, ar jis turi tą higienos pasą. Vienas iš tų dalykų. Labai tikiuosi, kad aš jį turiu. Tai gausit pasitikrinti. Nacionalinis sveikatos ir higienos centras. Žodžiu, tikrinkit meistras, mums tikrai yra svarbu, kai jūs ateinat ir ieškot kokybės. Jo, galit parašyti dar, kurie meistrai neturi šiaip komentaruose. Jo, prašykit, ar jūsų meistras turi? O čia už kur dabar sako. Mes norim pasigirti savo rėmėjais, tai yra Baltic Body Art. Mes praeitoje laidoje užšnekėjom apie juos, tai yra specializuota tatuiruočių ir permanentinio make-upo parduotuvė, kurioje galite rasti visas sertifikuotas prekes, galite rasti taip pat mašinėlės, kurios yra sertifikuotos, o ne kinietiškos kažkur iš kažkokio garažo gamintos. Higienos priemonės, apie kurias kalbėjom, kur higienos studijų. Tatuiruočių priežiūros priemonės, kas yra irgi svarbu, šitą temą mes paliesim šiek tiek vėliau. Ir jiems visada galite rašyti, jų galite visada klausti, galite užeiti ir būtent paprašyti konsultacijos, kas yra tos medžiagos ir ką jums gal geriau išsirinkti. Ir ten dirbantis specialistai visą laiką pasako, kur, kada ir kaip reiktų naudoti ir kas yra geriau. Jo, tai tas dalykas, pavyzdžiui, kai žmogui pasakai kainą už, tarkim, rankovę arba didesnį projektą ir žmogus, plema, čia tiek daug kainuoja, o tai už ką čia tiek. Tai gal reikėtų dar pakalbėti apie pačias, tarkim, tatuiruočių kainas ir kodėl jos yra tokios nežmoniškai brangios ir atrodo, kad negali nieks įpirkti jų. Jo, ir kas įeina į tą kainą ir kodėl vieni meistrai ima už tatuiruotę 50 eurų, kiti ima ten 350. Tai va, tai kas bičio įeina į tą kainą, jūsų galva? Tai šiaip, manau, profesionalioj studijoje dirbant jau ir dėliai studijoje dirbant negali tikėtis super mažų kainų, kaip kiti tikisi galbūt. Kodėl? Nes didelę studiją reikia išlaikyti. Dirbi namuose, virtuvėliai, kur šuniukas atbėga ant kelio šoka, nereikia išlaikyti studiją. Bet šuniuką reikia išlaikyti? Ne, bet nuoma tai ta pati. Matyt, nuomai dar daugiau. Tai tiesiog manau, kad šiaip manau, kad man asmeniškai dažnai kaina indikuoja ir kokybę, tai man irgi toksai būna keista, kai žmogus nori kuo pigiau pasidaryti tatuiruotę, nes
kaip pigiausias daiktas, visi žinom, kad tai nebus kokybiškiausias daiktas, atrodo, natūralus suvokimas turėtų būti. Tai, nors reikia suvokti, kad tatuiruotės yra prabangos prekė. Nes dažniausiai niekas, jeigu nesuduria gavo su galūnėmis, neleis savo tatuiruotės. Per karantiną pastebėjom, kad nėra pirmos būtinybės ir negalėjom dirbti. Kaip Dėja. Tai va, tai, Kas dar į kainą įeina? Tai aš manau, kad pirmoje vietoje tikriausiai patirtis įeina į kainą. Bet tu moki už tai, kad meistras žino, ką daro, o neteini pas kažkokį tai belenką diplomuotą tatuiruočių meistrą, dirbantį namuose. Pirmoje vietoje už tai moki. Ir tada, žinoma, visi by default sueina, savikainos rūdas prekės, kurios reikalingos jai atlikti, tiesiog kaip parduotus ir panašiai. Jo, tai aš manau dar, žinai, ta pati, kaip ir kalbėjom, ta nuoma studijos, žinai, priemonės, sertifikuoti visi dalykai, apie ką irgi aptarėm jau tos dalykus, žinai. Daug kas susideda ir kaip pavyzdžiui matomės kaip meistrai, kur daromas reklamas, kur tatuiruotės ten po 25 eurus arba dar mažiau. Tai biškelį net nusilogiką susikerta, žinai, kur netgi savikainos atrodo net neturėtų išeiti, jeigu žmogus dirba profesionaliai studijai. Tai vat, tokie gal pastebėjimai yra, žinai. Nieko nesakau apie tos akcijas, atrakcijas, žinai, kaip ten kalėdų metu ten padarom ten vieną uždyką, jeigu kitą dar, žinai, tai visokių ten situacijų. Jo, nes visi šitos irgi daro, bet... Jo, bet vat, kaip ir sakai, promotionas, tas, kur tiesiog pritraukti žmonės, kad jie pamatytų, atvaryti ir panašiai, bet nėra tai, kad pastoviai, žinai, mes dirbam tokiam kainom, nes tiesiog, neapsimoka, nedirbtume mes taip. Ir žinai, pavyzdžiui, pagalvojus tipo apie kitas, tarkim, panašias šakas kaip, tarkim, barberiai, ne? Ta prasme, čia mano barberis gal sufiks, bet 100 eurų už kirpimo, čia balėt kosmosas, taigi. Bet jau tokios kainos, yra, tipo, mes, jeigu šitam dalykui galim skirti tiek pinigų, tai kodėl tatuiruotėjai ten, tarkim, 100 eurų arba ten 200 eurų yra brangu. Man tas labai keista, žinai. Nes tatuiruotė vis tiek yra kaip ir visam gyvenimui teoriškai, o kirpimas, žinai... Kiekvieną mėnesį. Tai čia toksai, žinai, čia mano toks... Kiek per metus, tipo, kartą į mėnesį vis tiek ir tu varai kirptis, ne? Aš tai nežinau. Bet kartą į mėnesį tu mokinu ten gerai, kad ir kokį 2-3 eurų, ne, už tą kirpimą. Ir per metus padauginus, tai čia gaunasi viena normali didelė tatuiruotė. O tai tu ir vis tiek ir toliau mokėsi už tą kirpimą, o už tatuškę tu vieną kartą susimokė ir tu turi visą laiką. Tai jeigu tu sumoki mažesnę kainą, automatiškai tavo tatuiruotė trumpesnį laiką būna geros kokybės, nes daug yra aspektų, kad kinta pats vizualas tatuiruotės, nes mes dedame į kūną, ko negalim prognozuoti. O jeigu neturit pinigų didesniai, normalesniai tatuiruotėjai, tai pasimkit paskolą tiesiog. Aš turėjau vieną klientą, ne Lietuvoje, Vokietijoje, kuris paprašė manęs, kad aš jam sudaryčiau tikslų sąrašiuką, kiek kainuos jo tatuiruotės savikaina ir kodėl aš, pavyzdžiui, uždedu tiek ar tiek. Nes, aišku, Vokietijoje kainos yra visai kas kita ir jisai toks žmogus, kuriam reikėjo tiesiog įrodyti ir aš šitą dalyką buvau pasidarius iki tokio lygio, kur skaičiavau, kiek kainuoja vienas kepsiukas, kiek mes naudojam, kiek lašas dažų įpiltas į tą kepsiuką ir aš jam tą patikiau ir jisai man ant viršaus dar uždėjo viršaus, nes sako, tu čia padarai dar darbo. Tai iš esmės, ką noriu pasakyti iš to, kad mūsų darbas nėra tik tai, ką jūs matot vizualiai ir kas įeina į kainą, tai va ta faktinė tatuiruotė, nes į tą tatuiruotės kainą įeina daugiau nematomų pačių dalykų. Tokių kaip, pavyzdžiui, eskizo ruošimas ir darbas iš vakaro, kai tu tiesiog darai kažkokį researchą ar ruošies. 2-3 valandas sėdi, jo. Kartais 15 minučių, kartais 2 valandas. Taip. Tai priklauso nuo piešinio, bet vienas iš aspektų, kurio nemato klientas, tai tas, kad ir vietos darbo pasiruošimas, kur tai ateini valandą anksčiau prieš seansą. Aš negirdėjau, ką jūs prieš tai kalbėjot už kameras, bet tarkim dar Instagramo pati priežiūra, neatrodo... Marketingas, pateikimas. Jo, nes, sakykime, tarkim, mums ten tos reilsiukus, ten video montuoti dar kažką, kai kurie daugiau, kai kurie mažiau daro, bet jeigu mes to nedarytumėm, mes, kaip pasakyti, nematytumėt ir mūsų, žinai, kaip meistrų tipo. Tai mūsų čia irgi yra darbo ta dalis, už kurią mes kažkaip turim gal kompensaciją, žinai, kažką. Ja, kūrimas savo portfolio, kažkokių papildomų dalykų mokinimasis, ne? Tai tarkim, papildomos technikos susipirkimas, kaip kad, pavyzdžiui, fotkinti, gražiai pateikti, turėti kažkokį, kurtis ten tą vizualą. Mašinėlės. Mašinėlės skirtingas. Bet klientas turi nupirkti fotiką, tai žinai, Ne, klientas neturi nupirkti to fotiko, bet iš esmės į tą kainą sueina labai daug dalykų. Taip, labai daug visokių dalykų. Tai nesakom, kad už fotiką mano klientai susimokėjo. Ne, aš jį pati užsidirbau, nusipirkau, bet
klientas gauna iš to naudą irgi. Nes jeigu aš jo darbą nufotkinsiu ten kažkokią, nežinau, muilinę arba iš vis ten kreivą ranką, nu tai kitas klientas matys ir jisai nesupras realiai, tas gal gyvai tas darbas atrodo labai gerai, bet jeigu aš jį pateiksiu šudinai, tai ir pats klientas jausias gal netgi blogai, kad sumokėjau aš tau tai didelius pinigus, o vat išėjo mano parodytas darbas už labai šudiną vizualą, žinai. Čia galbūt, nežinau, aš sakyčiau, čia aišku yra dypinimas, bet... Nes čia, žinai, klientas turės tą tavo darbą tokį, koks jis yra, žinai, kai sumokėjo, kuris yra geras. Tie patys, pavyzdžiui, ką šnekėjom apie tai, apie tos kursus, kažkokius papildomus ir informacijos nurinkimas, netgi, tarkim, aš ateinu pas tave ir sėdžiu 2 valandas prie tavęs, žiūriu, kaip tu darai linijas, kali, spalvas, tai aš investuoju savo laiką tam, kad aš po to galėčiau klientui savo padaryti kokybiškesnį darbą. Tai, bet, sakykim, tas pats savo įgūdžių tobulinimas vis tiek eina į kainą, nes, pažiūrėkim, paprastai, kaip, tarkim, mokinio kaina, pas kurį tu darai, yra labai maža, tipo, o pas meistrą yra jau automatiškai didesnė, žinai. Nes jis yra, tu ir mokė už patirtį, tai mes ir pradėjom, kad taip. Už patirtį. Grįžom ratų žodžių, gal taip. Tai va, ir dažnai dar ką, vat irgi klientai nemato, tai būtent tas papildomasis mokinimasis piešti, apie ką tu sakei, kad yra labai svarbu, nes tikrai man žinomų meistrų yra nemažai, kurie dar ir dabar, pavyzdžiui, eina į tapybą, į kažkokį lipdymą, į kažkokios kitokios meninės veiklos, kad savo ten vizualus kažkokius išsirutuliuoti, į akademinį piešimą, kas irgi yra labai svarbu, ten kažkokias spalvotyras. Ir irgi tai labai sueina daug į kainą. Vienareikšmiškai. Nes tai sueina ne į kainą, tai sueina į gaunamą kokybę. O kokybė ir atitinka tam tikrą kainą, apie ką mes išnekėjom. Tai va čia tokį apėjom ratą sansaros. Tu atminėjai apie tai, kad irgi užtrunka laiko, pastangų, jėgų daryti reelsus ir kelti į internetą. Tas tatuiruotės, nes mes jau irgi kartais žvengiam, kad jeigu tatuiruotės nufotkinai neįkėlė, tai kaip ir nepadarei, nes pamatys, to atveju, jeigu pamato nenufotkinta tatuiruotė kiti žmonės gyvai, tai keli šimtai gal pamatys žmonių, nežinau, 1000 gal, kai tuo tarpu, kai nufotkinai įkėlė, gali pamatyti keli tūkstančiai žmonių ir keliasdešimt tūkstančių. Tai, bet tuo pačiu, kaip ir mums labai padėjo šitas įrankis, visos Instagramo šovimas ir panašiai, nes atidarė vartus į tai, jog tu pasidarė visiems prieinama, gražu ir į visų komforto zoną kažkaip įėjo, jog, gal ir aš noriu. Ir mums dėl to toks atėjo kaip ir aukso amžius iš dalies, nes tatuiruotės pasidarė populiarios, nebe tik kaliniai nešioja ir panašiai, kareiviai. Bet tuo pačiu yra dark side of the moon šitoje vietoje, kad Instagramas taip iškreipia, ne tik Instagramas, šiaip internetas visi taip iškreipia tatų suvokimo, kad kartais atrodo, kad tatuiruotė yra nebe tatuiruotė, o apie gerą reelsą. Arba kaip produktą, o nebelieka pačio proceso. Krafto, proceso. To šarmo nebėra, žinai, tos dvasios, pavadinkim, žinai, iš meniškos pusės, žinai. Jo, nes kartais iš tikrųjų būna, tu pasižiūri kokią nors reelsą ir tu žiūri, o kaip gerai čia viskas sukurta, bet galutinį rezultatą tu žiūri ir ten apie nieką. Žinai, kas gal yra dar... Ir labai būna liūdna, kai tu įkeli kažkokį savo darbą, ties kurio tu labai dirbai, labai daug stengiasi, sėdėjai daug vakarų ir tu stengiasi padaryti tą gerą projektą ir tu nesusilauki to dėmesio, o kažkoks toks mini šudeliakas susilaukia labai daug dėmesio. Tai vat... Bet čia yra tas žaidimas su social media apskritai, žinai, čia net daugelį variantų taip. Iškreipia visą tas... Tai vat tas iškreipimas, nėra labai gerai. Bet ar čia nebus apie vartojiškumą? Ta prasme, tai kad žmonės daug mato ir jiem... Tai pažiūrėkime... Jų nebenustebinsi niekuo. Pažiūrėkime tas tatuškės, kokius mes gaunam pavyzdžius, kokius reikia daryti. Tarkim, ten iš realizmo pusės pas mane, tai dažniausiai būna visokie liūtai, vilkai, miškai, kompasai, laikrodžiai, žinai. Ta prasme, tie patys pinterestiniai paveiksliukai, kuriuos matai N kartų, kur netgi atsiunčia tą, tu žinai, kaip reikės tau kalbėti su žmogum, kad, gal nedarom to dalyko, nes, jau daug kartų pridaryta. Bet tiesiog žmonės, mato tą tiesiog vaizdą, tipo, Zebys, surinkė laiko, aš darysiu tą patį. Ir tai ateina iš to, kad jie kažkokioj terpiai, tam pačiam Pinterest'e populiarūs yra būtent tokie paveiksliukai ir juos meta. Jeigu nebūtų Pinterest'o, tada ateitų pas meistrą klausti, kas yra cool, kas yra gražu. Tai
kaip mes kalbėjom su tam už kadro irgi apie tas senus laikus, kai ateidavo, tarkim, iš knygučių, žinai, pasimdu ir aš noriu to ir noriu, žinai. Tai iš esmės panašu kaip Pinterestas, bet tiesiog tas dalykas, tai yra tas pats visiškai. Jo, bet tarkim, su tais paveiksliukais tie kažkokie meistrai kūrė kažkokią originalias idėjas, žinai, o nedėjo tiesiog tipo tą patį darbą, idėją nuotrauką, žinai, ir dabar visi darykite tą patį, žinai. Nu, panašus labai aspektas, bet aš sakyčiau, iš knygučių negi šitie originaliau šiek tiek. Nu, šiek tiek, nu, bent jau minimaliai. Nes tu bent jau ranka perpeši, o Pinterestą ką dabar daro, tai tiesiog printina, klijuoja ir daro. Yeah. Ir kartais yra liūdna, kad apskritai meistrai gal neinvestuoja to laiko kūrybai ir savęs ieškojimui. Ir tada taip ir atsitinka, kad žmonės greit užsibrūžina ir mato tą patį per tą patį ir jiems atrodo kažkaip... Kad čia abiejų pusių yra tokia problema. Klaida, gal net ne problema. Nes tarkim, iš meistrų pusės, kaip ir sakai, kad kad kai kurie meistrai, tarkim, galbūt ir mes esam patys tikrai pridarę kažkokiu ten tatuškiu, kur patingėjom kažką originaliau, arba žmogui įtikint, kad galbūt bus geresnis variantas ir padarėm tą patį irgi, žinai, ten vos ne kopiją, žinai. Iš klientų pusės galbūt tas dalykas, kad pasitikėkit labiau meistrų, galbūt ateikit, paklauskit, gal kažką jūs norit pasiūlyti įdomesnį, arba gal pasižiūrėti daugiau variantų, arba galų gale pasikonsultuoti, žinai, gal ką tu man gali originalaus padaryti, nes man patinka tavo darbai, žinai, tarkim. Iš tos pusės. Bet, žiūrėk, yra kitas dalykas, kai ateina žmogus darytis tatuškės dėl to, kad jis nori pas tave darytis, tai taip, jis tavim pasitikė ir jis priema tavo originalumo kažkokius tai pointus, bet yra kitas dalykas, kur aš kaip klientas ateinu ir aš tai neapsimetinėsiu, aš tokia pati, nes aš irgi liūtą turiu. Jo, ir dariausi jį prieš 10 metų, ateidama ir rodydama va tą liūtą su tuo ragu, su tom plunksnom visokiom. Ir aš sakiau meistrui, kad tipo, tarp kito, Vaigirdas Kofi prieš 10 metų. Tai aš jam sakau, aš noriu šito. Jis sako, ne, perpešim. Sakau, ne, aš tai noriu šito. Ta prasme, aš jau savo mintyse įsidėjau, kad tas piešinys jau yra ant mano kūno ir aš įtikėjau, kad šitas piešinys man tinka ir man yra gražus ir aš kitų variantų neprileidžiu. Tai, tai čia irgi kartais nelabai gali perkalbėti žmogus, nes jisai tai nori nešioti tai, ką jisai nori. Taip. Ir va tada, ar mes turėtumėm pykti ant tų žmonių, kad jie nori šito, ar tiesiog leisti jam... Nebūtina pykti, tiesiog pabandyti, žinai. Tai aišku, yra tas momentas, kada žmogus nori to, ko nori, bet kartais, kaip tu sakei, labai fainai, kai eini, nežinau, pas kažkokį... Nenuėjęs, nežinau, pas šefą, kažkokį restoraną, neaiškinai jam, kaip daryti valgyti, tu įsirengi, ko tu nori, bet tu pasitiki juo, kad jisai tau, nes, pavyzdžiui, dažnai klausia, kaip kept kepsnį, sakau, kaip šefas rekomenduos, nes geriausiai jisai žino, kaip reikia iškepti kepsnį, ne aš nežinau, tai čia irgi toksai, bet, aišku, aš įsirenku bent kryptį, tai čia tie patys namų darbai, kuriuos mes šnekėjom, kad bent kas tai turėtų būti, nes man irgi patinka, kai žmogus ateina ir nurodo kryptį kažkokią, ką jis nori, per objektą ar kažką, bet reikia, eini pas meistrą tam, kad gauti meistro darbą, o ne... Šiaip labai geras tas tavo pavyzdys buvo su šefu, žinai, nes, tu realiai neatini, tarkim, pas, nežinau, į suši restoraną ir nesakai, tipo, žinai... Noriu kotleto. Ja, daryk man kotletą, žinai, tipo, plema, tai į suši, žinai, tu žinai, kad jisai daro gerai sušius, tipo, gerai, parekomenduoja, ką gali pasiūlyti dar kažką, tiesiog ne pagal save, žinai. Tai to pasitikėjimo, tai, nežinau, Lietuvoje gal taip to trūksta, tiesiog užsienį aš tą esu pastebėjęs, kad būtent už tai ir vertinami yra meistrai, kad jisai tau savo sukūrė, dėjo laiką ir savo viziją sukūrė tavo kūnas, tavo meno kūrinį. Bet čia galbūt tiesiog dar trūksta mums truputį laikotarpio. Švietimo, apšvietimo ir informacijos žmonėm apskritai, nes jos nėra ir užsienį yra daugiau biški skleidžiami visi šitie dalykai. Šiaip mes galbūt dėl tos pačios, tarkim, ir Sovietų sąjungos mes labiau esame įpratę tam būti tokie biški pilka masė, sakykime, kad ir dėl tų tatuiruočių galim pastebėti tą patį, kad dabar aišku keičiasi gerėja situacija, labai, labai džiugu, bet vis tiek yra pagrindėtas toksai, kur darosi vos ne tą patį, žinai, žmonės. Tai truputį galbūt laikui bėgant pagerės, manau, šitas dalykas. Mes kaip visą laiką visur atsiliekam kokiais turim žingsniais. Tai norėtųsi, kad bent jau per ateinančius metus bent jau būtų 2 žingsniai, ne 3.
Ja, tai iš esmės, manau, šį kartą pakalbėjom užtikrinai apie dalykus ir apie higieną, ir apie tatuiruočių pasirinkimus, viską. Tai vat, rezumuojant, norim padėkoti viens kitam, kad mums čia viskas labai gerai gavosi. Ačiū Šniokui, kad vėl atvyko. Čia važinėdami, mes tavęs lauksim ir dar kartą. O šiaip iš tikrųjų, kaip ir praeitam video, norim paprašyti, kad rašytumėt klausimus mums, rašytumėt temas, kurios jums yra įdomios ir mes tikrai stengsimės nagrinėti. Užduokit klausimus ir po apačią, mes juos atsakysim ir po apačią, būtent komentarų skiltyje. Ir nebijokit mums parašyti įsėdę ant adatos ir nebijokit mums asmeniškai parašyti, mes tikrai jūsų neišspirsim ir padėsim rekomenduoti ir tą meistrą ir nukreipti, nes norim kokybę šitoj sferų. Tai ką, ačiū. Labai.